Tik vieningi žmonės gali pasiekti gerus rezultatus. Tik komanda, jeigu yra stipri, gali rezultatus gerus pasiekti. Pavieniui, minimaliai gali kažką pasiekti, bet jau nebe tie laikai, kad vienas, kitas ar trečias, jeigu dirbs atskirai, partijai duos tam tikrą naudą, bet gerais rezultatais mes negalėsim pasidžiaugti. Tai aš labai tikrai prašyčiau, kad mes būtume vieningi pirmiausia partijos vadovybei. Nes mes taip kritikos daug susilaukim, bet jeigu dar iš pačių pradedam vienas kitą kritikuoti, tai žinot, tai tada tik palengvinam oponentam, kaip sakyt, laimėti artėjančius rinkimus. Dėl kandidatų sąrašų į Seimo rinkimus tikrai norėčiau labai padėkoti visiems partijos bičiuliams už pasitikėjimą, bet šitą pasitikėjimą aš priimu kaip įpareigojimą. Nes politinio reitingavimo nebeliko šituose Seimo rinkimuose. Nes gali ir iš 25 greitai būti 5, ir iš 5 ar iš 4 gali būti ir 30. Tai priklausys, kaip mes sugebėsim save pateikti, kaip mes sugebėsim parodyti, kad mūsų partija yra verta mūsų žmonių, kurie balsuos pasitikėjimu. Tai yra nepaprastai nauja užduotis ir su ja mes turėtumėm labai stipriai padirbėti ir pagalvoti, kaip sėkmingai sudalyvauti rinkimuose. O taip, aš manau, kad partijos pirmininkas iš viso neturėjo būti skirius ar reitinguojamas, nes tai sukėlė bereikalingas diskusijas, kurios, aš manau, mūsų partijai truputį irgi davė minusų. Bet nieko, iš klaidų mokomės, gyvenam, svarbiausia matyti ateitį, tikslą matyti ir siekti to tikslo vieningai. Tai už to tikslo siekimą ir už gerų rezultatų, kaip sakyt, pasidžiaugimą po rinkimų. Ačiū.